Vieną kartą tarsi atrodė, taip ėjau ir atrodė išgyja visiškai ir jau taip lyg susitaikius ir vieną kartą ėjau miške. Ir taip tokia mintis mane taip persmelkė, kad aš vaikštau ir toks gražus oras buvo, labai gera. Ir supratau, kad aš tam vaikui, tam žmogučiui neleidau pavaikščioti šio žemėje, taip kaip aš, kad pažiūrėti dangų, į tą prasme pajausti tą žemės skonį. Aš jam neleidau to. Ir man tai buvo kažkaip, sukrėtė mane ta mintis. Bet paskui aš nurimau, kažkaip žinau, kad jį myliu ir žinau, kad jis irgi mane myli. Ir tiesiog užsisklendė savyje visiška kažkokia tuštuma ir gyveni su tuo. Labai su tokia didelė kančia. Prasidėjo baisi kančia. Aš net neįsivaizdavau, kad tokia gali būti kančia po to. Taip. Taip aš jaučiuosi, žodžius. Aš tada nesuvokiau, paskui po to tiesa aš praėjus kiek laiko, kai jau pradėjau, ieškoti, norėjau suprasti, aš daug skaičiau, domėjausi, kaip atrodo vaikelis, kas vyksta su juo, kaip jisai jaučiasi, kad jis viską jaučia, kad jisai girdi mintis. Tiesiog pradėjau apie tai domėtis ir norėjau suprasti, ką aš padariau.